Rail Baltica geležinkelio ruože Kaunas, Lietuvos-Latvijos siena užbaigtas vienas geležinkelio infrastruktūros statybos etapas. Baigti tiesti vietinės reikšmės privažiuojamieji automobilių keliai. Projektą įgyvendino bendrovė Eurovija Lietuva. Tai buvo pirmoji rangos darbų sutartis statyboms Latvijos sienos link. Atkarpoje Šveicarija Žeimiai įrengta 16 vietinės reikšmės privažiuojamųjų ir 2 aptarnavimo automobilių keliai. Bendras naujai nutiestų kelių ilgis daugiau nei 18 km. Darbų vertė 7,5 milijono eurų.